Mėlyje, jūs turbūt pastebit, kad dauguma programų yra suintensyvėję. Dauguma situacijų, kurios galėtų būti netgi ne jūsų, irgi yra, pas jūs ateina ir yra jos suintensyvėjusios. Tai vien tik tai dėl to, kad jūs galimai jūs nešiojate svetimas programas. Tai svetimas programos, tai kas tai yra? Tai jūsų partnerių per visą gyvenimą, kuriuos jūs turėjote partnerius, su kuriais jūs turėjote intimius santykius, netgi jeigu jūsų danka keitėsi seilių lygmenyje, tai žinokite tai, kad kas tai yra. Tai skysčiai, biologiniai skysčiai, kraujas žmogaus, jisai yra programos. Ir jūs pasiėmėte tas programas, būtent intimių santykių metu, biologinio skysčio apsikeitimo metu, jūs pasiėmėte tas programas, jūs jas įsitvirtinate savo biolaukę. Tai gali būti, kaip ir sakiau, netgi net ne jūsų programos, bet tos programos, kurios ir jūs pasiėmėte. Ir kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, moteris, intimių santykių metu, jos kaupia tas programas, jos labai greitai visas priima, jos išeina per emocijos, išeina jos įvairios situacijos, santykiai išeina per emocijas pas jas. Jos labai emocingos, jos emocionuoja ir visos tos programos jos tiesiog įsipaketuoja emocijų lygmenyje. Aišku, taip pat gali būti ir įvairiose situacijose, tuose destruktyviuose situacijose. O tuo tarpu vyrai, kaip jie kaupia, pas vyrus tai yra, jie kaupia savo irgi pirmoje čakros zonoje. Ir būtent šioje zonoje jie tiesiog pasiema, prikaupia tos programas. Jie neturi galimybės jas tiesiog į kažkurią dalį išvesti. Pavyzdžiui, moteris, jeigu jos emocionuoja, jeigu jos išeina į tą destrukciją, jos mėnesinių metu jos dalį destrukcijos pašalina. Jos taip valosi. Tai yra jų prigimtinė teisė, jų prigimtinė paskirtis valymasis. O tuo tarpu vyras, jisai daugumą emocijų jisai užslėpia. Jisai daugumą programų pas jos vystosi, tarsi pasėjama sėkla ir jinai bujoja. Ir pirmiausia bujoja, būtent kaip ir sakiau, toje pirmoje čakrų lygmenyje. Būtent mūsų pagrindė. Pirma čakra yra mūsų pagrindas, atsakinga už mūsų fundamentą. Tas, kas mes yra, kūnas, už visą mūsų kūną ir pirmiausia atsakinga už mūsų lytinę funkciją. Tai yra seksualinė funkcija, lytinė funkcija. Taigi vyras jisai neturi galimybės jokiais būdais kitaip prasivalyti, jisai tik tai kaupia tas programas. Taigi kiek partnerių jisai turėjo per visą gyvenimą, jisai tiek programų yra prisirinkęs per visą savo gyvenimą ir yra sukaupęs būtent šioje pagrindoje dalyje. Ir visa tai atsineša į jo lytinę funkciją, į jo prostatą, į jo lytinius organus. Pradeda negalvoti, pradeda atsirasti erekcijos sutrikimai, pradeda atsirasti įvairios prostatos adenomos. Tai visa tai yra programos, kurias jūs sukaupėte ir jūs neturite galimybės jos išlaisvinti. Jūs jos nemokate išlaisvinti. Tai tiesiog jūsų sukauptų partnerių programos pasireiškia būtent jūsų šitose organuose. Tuo tarpu moteris irgi, jos sukaupia gimdoje, kiaušidėse, jos irgi, dėl ko vystosi tas nevaisigumas, dėl to ir vystosi, dėl tų visų šitų programų, dėl viso šito biolauko užterštumo, dėl viso šito užterštumo pagrindo fundamento užterštumo. Tai visi nesklandumai lytinėje sferoje, visi nesklandumai lytiniuose organuose pasižymė būtent tą pusę, kad yra užterštumas. Ir visą šitą užterštumą reikia tas programas, jeigu norite ilgai, energingai ir tikslingai gyvuoti iki pat senatvės, iki pat gražaus amžiaus, jūs turite jas nusiimti. Taigi, kaip mes galime nusimti? Kiekvienas bioenergetikas ir bioenergoterapeutas, jisai turi kiekvieną savo instrumentus. Mano instrumentai yra, pavyzdžiui, moterims, jis yra vanduo užkrautas pačia aukščiausia vibracinė forma, būtent moteriškai sistemai. Tai būtent, kai vanduo užkraunamas, moteris turi gerti šitą vandenį. Ir tas vanduo, jisai pasireiškia, būtent įneša tą aukštą vibraciją į moteriškas organus ir juose pasireiškia. Moteriški organai pradeda valytis visomis formomis. Jeigu, pavyzdžiui, moteris buvo netgi jau išėjusi iš menstruacijų pusės, tai tada jinai lygiai taip pat valosi.
Netgi jeigu jinai pas ją yra menopauzė, jinai lygiai tiek pat valosi. Jinai pradeda valytis, pradeda išeidinėti įskyrus, pradeda keistis kūno kvapas, moteriškų organų kvapas. Viskas pradeda valytis. Netgi gali nueidinėti įvairios grybelinės substancijos, gali nueidinėti įvairios miomos, gali nueidinėti cistos. Tai visas tos programos, kurios buvo sukauptos ir emocijų lygmenyje išreikštos ir pasilikusios, jos pradeda išeidinėti. Taigi tas vanduo, jisai, kaip ir sakiau, yra įkraunamas aukšta vibracinė forma, moteris jį geria, moteris valosi ląsteliniame lygmenyje. Tuo tarpu vyrui yra ir sunkiau, nes kadangi jisai neturi kaip kitaip, neturėjo per visą gyvenimą kaip kitaip bandyti išsivalyti, tai tiesiog reikia su juo reikia dirbti gana grinai kontaktiškai. Kontaktiškai per augalų DNK išvesti šitas formas. Taip pat, aišku, visą laiką siūlo vandenį, nes vanduo irgi duoda efektyvų tą rezultatą ląstelinėje struktūroje, ląstelinėje fundamentinėje programos, kad išvesti ir tuo pačiu papildyti stipresnę energetinę bazę. Taigi, lygiai tą patį siūlau ir vandenį, bet pirmiausia reikalinga išvesti ir nunulinti tas programas, kurios yra jau stipriai užsidėjusios jo pagrindo čakroje, pagrindo fundamente, kur jisai yra, visas jo laukas, visa jo energetika, visa jo stiprybė, lytinė potencija, visą tą reikia nuvalyti. Ir taigi dauguma vyrų turbūt pastebėte, kad ir jaunesnio amžiaus vyrų visas šitas reikalas pradeda jau ryškėti, pradeda išeidinėti. Dauguma vyrų tiesiog šitą reikalą tiesiog atsineša iš praeitų gyvenimų, tas programas ir jie nesupranta, kodėl taip vyksta, ar taip kažkaip tai negali susirasti partnerio. Tai irgi yra programa iš praeitų gyvenimų, programa iš šio gyvenimo. Ypatingai pasireiškia vyrams tiem, kurie turėjo tų partnerių nemažai ir jeigu turėjo tą partnerius, tas tokias labai toksiškas asmenybės, kurios turinčios tos stiprią tą programą, validavimo tą programą, tą stiprią egoistinę programą, kur tik tai aš, kontrolierius tą programą. Tai būtent tokiems vyrams gali pasireikšti netgi vėžinės formos, būtent prostatos vėžinės formos ar tai kitų organų. Tai tiesiog visa šita programa veikia gana toksiškai tos vyrus ir tiesiog dauguma vyra to nesupranta, kad reikia nusiimti tokias programas, jos galimas nusiimti. Tie vyrai gali, tiek vyrai, tiek moteris gali grįžti prie savo pirminės energetinės struktūros, tuomet, kol jie dar gyvavo iki intimių santykių, kol dar nebuvo keitėsi tomis programomis. Taigi visą tai galima nusiimti, jau šiame amžiaus bėgyje visą tai yra įmanoma. To, ko nebuvo įmanoma anksčiau, praeituose energijose. Dabar šiose energijose visą tai vyksta, visą tai yra įmanoma ir tiesiog reikia tuo pasidomėti, reikia tuo pasigilinti ir reikia susiimti savimi, bandyti taisyti tą padėtį. Bandyti atkurti savo energetinę struktūrą, su kuria jūs atėjote čia į tą gyvenimą, būtent į šitą gyvenimą, tam, kad galėtumėte pragyventi gana konstruktyviai, resursiškai ir ilgesnį gyvenimo amžių, be ligų, be kažkokių situacijų sunkių ar tai problemų. Dabar noriu pasidalinti dar apie tai, kas vyksta, kai jūs tas programas nusimate svetimas programas. Moteris, pavyzdžiui, jom buvo sunku susirasti savo antrą pusę. Jos negalėjo jas susirasti, jom buvo ir sunku dėl šių programų. Arba jos negalėjo išlaikyti tų santykių, tos programos jas veikia. Tai nesvarbu, kiek ten buvo tų partnerių, bet tos programos pas ją veikia ir jai buvo labai sunku išlaikyti santykius, susirasti tinkamą žmogų arba ten susirasdavo visą laiką ten kažkokias žemų vibracijų tas žmogus, ar tai gali būti jisai geriantis, ar tik tai rūkantis, ar tai dar kažkoks tai, kuris nešdavo vien tik tai toksinės jai žemas vibracijas. Jinai nuo to kentėdavo. Taigi jai yra sunku būdavo susirasti tos partnerius. Tuo tarpu, kai jinai pradeda įsivalyti savo moterišką sistemą, savo lauką, jinai pradeda pastebėti, kad viskas pradeda keistis. Taip pat labai tai aktyviai jaučiasi tuo metu, kai moteris nori išeiti iš toksinių santykių,
nori tiesiog išeiti, atsiriboti nuo to vyro, ar tai vyras tiesiog išėjo iš jos ir moteris kenčia. Tai pirmiausias dalykas, ką reikia daryti, tai prasivalyti savo moterišką sistemą. Tai būtent tos programos, vadinasi, kliūdė jų šeimų, jo draugystės santykiuose. Taip, vadinasi, tos programos kliūdė ir jie negalėjo artimiau sueiti, giliau sueiti, gilesnių santykius. Ar tai moteris negalėjo tiesiog sutikti to tinkamo vyro, visą laiką jai papuldavo tie žemų vibraciniai, toksiniai vyrai. Tai visa tai, kaip ir sakau, yra programos. Kai jūs pradedate įsivalinėti savo tas programas, tuos impulsus, kurie yra toksiški kitiems žmonėms, toksiški jum, kurie duoda įvairias situacijas, nestruktūrinės, nekonstrukcinės. Tai tiesiog pradeda valytis ir moteris pradeda pastebėti, kad jeigu jinai buvo, pavyzdžiui, išėjusi, išsiskyrusi ir jeigu tas vyras išėjo, paliko ją, tai jinai kai pradeda valytis, tai vyras atsiranda vėl tas dėmesys, jisai bando sugrįžti pas ją. Taip pat yra tokių atvejų, kad moteris nori tiesiog atsiskirti su vyru, išeiti iš tų toksinių santykių ir pamiršti jį. Tai irgi lygiai tas pats. Jinai pradeda valytis, vyras tiesiog bando irgi ją susigrąžinti, bet jinai nenori. Jau tada tas jos skausmas pereina į meilę savo. Jinai pradeda daugiau savim mylėti, daugiau savim rūpintis, daugiau apie save galvoti ir nėra tiek užsiciklinusi ant to vyriškio, ant to, kad išėjo, paliko ir tiesiog jinai nori atsiskirti nuo to vyriškio ir tada daug lengviau būna išeiti nuo jo, tiesiog sąmoningai išeiti nuo jo, daug paprasčiau ir daug lengviau. Jinai tada jaučiasi tokį lengvumą. Visa tai, sakau, tai yra programos. Tuo tarpu vyrai irgi, jiem, pavyzdžiui, viskas yra jų pagrindo čakroje. Tai yra ir seksualinis gyvenimas atsispindi, tai atsispindi ir jų finansinės sritis. Nes vyro būtent šita sritis, būtent šita pagrindo čakra ypatingai vysto finansinę sritį. Tai jeigu yra kažkokių nesklandumų, būtent šioje pagrindo čakroje, tai finansai irgi streikuoja. Lygiai taip pat viskas streikuoja. Tai jeigu ar tai nori susirasti kažkokią kitokią partnerę, su kuria jam būtų gera, su kuria jam būtų daug partnerė su aukštesnėmis vibracijomis, kurie nebūtų toksiška jam, kurie negalvotų vien tik tai apie egoistiškai, apie save, bet rūpintųsi ir juo, ir kartu jie vienas kitą su kitu bandytų palaikyti tuos konstruktyvius santykius. Tai irgi prasivalant, vyrai pradeda pastebėti, kad atsigauna jų finansinės sritis, prasivalant pradeda pastebėti, kad suaktyvėja, suintensyvėja jų seksualinis gyvenimas, jam pasidaro lengviau, jam pasidaro greičiau ir ateina tas partneris, tas, kuris yra pagal jų aukštesnę vibracinę struktūrą. Taigi, pagal jūsų vibracinę struktūrą viskas ir vyksta. Ta partnerį jūs turite pagal jūsų vibracinę struktūrą. Taigi, koks jūs esate, ant kiek jūs esate prasivalęs, ant kiek jūs esate švarus, ant kiek jūsų vibracinė struktūra, ta pirminė, jinai yra švari, nes grįžtame į tą pačią pirminę energetinę struktūrą, su kuria jūs atėjote į šitą gyvenimą. Be šitų kitų programų, kurias jūs paėmėte iš partnerių. Taigi, kai jūs prasivalote, jums apsiverčia visas gyvenimas. Jums apsiverčia duodamos įvairios situacijos, kurios vystosi labai sklandžiai ir labai intensyviai, konstruktyvia resursinė prasme.